Labas vakaras. Šiandien kalbam apie sveikatą remiantis tradicinę kinų mediciną. Aš pati esu Gedrimė Kušlienė, šiuo metu gyvenu Danijoje, dirbu savo klinikoje ir noriu labai pasidalinti savo žiniomis apie tradicinę kinų mediciną ir kaip mes galime išlikti sveiki ir sąmoningi šiam vakarų pasaulyje. Tai pirmiausia, aš prisistatysiu pati, ką aš veikiu ir kaip aš atėjau į tradicinę kinų mediciną. Toliau jūs išgirsite apie ligos sampratą, kaip vakarų medicina ir kaip rytų medicina supranta ligą. Toliau, kokie faktoriai įtakoja žmogaus sveikatą. Taip pat išgirsite apie refleksologiją, kas tai yra refleksologija, kaip mes galime ją naudoti kasdieniam gyvenime. Taip pat pačių kantriausių, kurie liksite iki pat webinaro pabaigos, laukia karštas pasiūlymas. Ir taip pat turėsime, kaip ir minėjau, laiką klausimams atsakymams, diskusijai. Planuoju, kad webinaras nebus ilgiau negu 2 valandos. Todėl mes turime sočiai laiko pabendrauti, susipažinti ir pasidalinti tą patirtimi, kaip mums išlikti sąmoningais. O sąmoningais mes turime išlikti, jeigu norime būti sveiki ir stengtis išvengti cheminių vaistų kuo ilgiau. Tai pirmiausia apie save. Aš pati esu kilusi iš Kauno, dabar jau gyvenu 6 metai Danijoje. Bet mano kelias į Daniją atvedė ne dėl tradicinės kinų medicinos. Nuo pat vaikystės mus mama mokino ir augino be vaistų, mokino, kaip mes turėtume būti sveiki. Jeigu susirgdavome, niekad mes labai retai kada naudodavom vaistus. Dažniausiai tai mama mus gydydavo įvairiom žolelėm ir visokiais naminiais metodais. Todėl turbūt nesąmoningai tai augo ir į mano kraują, į mano suvokimą, kas tai yra liga ir kaip ją reikia žiūrėti. Pirmasis iššūkis mano gyvenime buvo pirmasis darbas, kurį aš pradėjau dirbti. Tai buvo tarptautinis projektas, kuriame reikėjo labai gerų anglų žinių, bet aš kaip tradicinis lietuvis su anglų kalba nelabai gerai draugavau. Bet aš tai priėmiau kaip iššūkį, o ne kaip stabdį. Ir aš nusprendžiau, kad aš einu ir darau. Ir, kaip sako, kai mes darome, tai mums visi ir padeda iš visų pusių. Tai aš dienomis dirbdavau, vakarais mokindavau anglų kalbą ir labai greitai ir sėkmingai aš pralaužiau anglų kalbos visus barjerus ir labai sėkmingai dirbau tą savo tarptautinį darbą. Toliau prisimenu save laikančią jau 2 sūnus rankose, kitas jau aišku buvo ne rankose, jisai buvo didelis berniukas ir aš turėjau jau 3 metų doktoranto kontraktą Orhuso universitete, nors tuo pat metu aš dirbau Žemės ūkio universitete ir buvau doktorantūroje tuo metu. Bet aš supratau, kad tai yra mano kelias, kad aš turiu ten važiuoti, tai buvo labai didžiulis iššūkis. Ir kai aš parašiau pareiškimą universitete, tai prorektorius sakė, aš matau pirmą tokį pareiškimą, kai žmogus nori savo norų išeiti iš tokių pareigų. Bet aš priėmiau tą iššūkį, tai buvo labai sunkus sprendimas. Bet mes visą šeimą išvažiavome į Daniją. Danijoje taip pat baigiau doktorantūrą, įgijau labai daug patirties, bet kai gavau diplomą į rankas, aš vėl pradėjau galvoti, ar vis dėlto tai yra mano kelias. Ir meditacijų dėka, aš labai daug meditavau, labai daug mąsčiau apie savo kelią ir vieną dieną man atėjo atsakymas, kad aš dabar turėčiau keisti savo kryptį, savo darbą ir pradėti mokytis kažką tai iš tradicinės kinų medicinos. Taip aš atsidūriau kitoje mokykloje, kuri buvo danų kalba dėstoma disciplina. Aš danų kalba praktiškai nekalbėjau. Tai vėl buvo naujas iššūkis mokytis dalykų, kur nemoki kalbos praktiškai. Bet sėkmingai aš tą įveikiau irgi barjerą, gavau labai didžiulį tradicinės kinų medicinos bagažą, įsteigiau savo kliniką, dabar dirbu zonų terapeutė, vėliau jūs sužinosite, kas yra zonų terapija, bet iš esmės tai yra gydymas per pėdų refleksinės zonas, nes mūsų pėdose yra visų organų refleksinės zonos
ir per jas galima labai sėkmingai gydyti ligas ir išvengti cheminių vaistų naudojimo. Todėl man tai yra labai svarbu. Aš labai noriu pasidalinti šiomis žiniomis su jumis, nes tai yra labai svarbu, kad mes būtume sąmoningi. O tradicinė kinų medicina mus mokina būti sąmoningais. Ir aš labai tom džiaugiuosi tuo bagažu, kurį įgijau ir noriu tikrai, kad jūs suprastumėte, kad jūs galite valdyti savo sveikatą, savo gyvenimą, neleisti būti manipuliuojamais kitų žmonių ar kitų teorijų. Tai va, čia buvo apie mane. Aš savo klinikoje ne tik tai dirbu kaip zonų terapeutė, organizuoju internetinius kursus ir teikiu sveikatos konsultacijas tiek telefonu, tiek savo klinikoje. Vedu teminės meditacijas. Man meditacijos yra labai svarbi mano visos praktikos dalis, nes be meditacijų, be įjungimo mūsų minčių mes nelabai galime kažkur toli nueiti. Todėl yra labai svarbu sujungti viską į vieną dalį. O kodėl tai yra svarbu? Žmogus yra ne tik tai kūnas, ne tik tai, ką mes matome, tai yra mūsų mintis, tai yra siela, tai yra mūsų protas ir visa tai apjungia ir sudaro žmogų. Todėl, kai mes kalbame apie sveikatą arba nesveikatą, tai irgi tas pats. Mes negalime žiūrėti vien tik tai į kūną, ką kūnas siunčia, kokius signalus. Dažniausiai tai yra būna tik tai simptomai jau rezultatas kažkokių tai rimtesnių problemų. Bet yra labai svarbu pasižiūrėti, iš kur tas ateina ta problema. Ir dažniausiai jinai labai dažnai būna tikrai ne iš kūno atėjusi. Dažnai tai būna emocijos, kurios veikia tam tikrus organus, skirtingos emocijos, sėda į skirtingus organus. Ir rezultate tie organai išsibalansuoja ir mes gauname kažkokius tai simptomus, kažkokias tai ligas, skausmus galbūt, kitas problemas, kurios išlenda jau per organų fizinį skausmą. Taigi, kas yra liga? Kaip vakarų medicina žiūri į ligą? Vakarų medicinoje ligų gydymas remiasi diagnozėmis. Jeigu skauda galva, tai mes gydome nuo galvos skausmo, jeigu tai yra migrena, tai nuo migrenos, jeigu plaučių uždegimas, tai mes geriam antibiotikus nuo plaučių uždegimo ir taip gydomės nuo visų ligų. Nežiūrime, kur yra problema, kur yra pradžia, mes tiesiog gydome tą, ką matome. Tuo tarpu tradiciniai kinų medicinoje yra žiūrima į patį skausmą, sakykime. Jeigu skauda galva, mums yra svarbu žinoti, kurią vietą galvoj skauda. Ar tuo metu šalta, ar karšta, koks tas skausmas, ar jisai tvinkčiojantis, ar jisai ūžia. Ir nuo to mes galime rasti, koksai organas siunčia signalą. Nes skausmas tai yra visą laiką simptomas. Jisai rodo, kad kažkuriam organui nėra gerai ir reikia rasti tą organą. Nes vien tik tai slopindami mes galvos skausmą, mes problemos neišsprendžiam. Mes ją tik tai sumažinam tam momentui, bet problemos mes neišsprendžiam. Jeigu, pavyzdžiui, sinusitas, sakykim, tai irgi klausimas, ar sunku mum įkvėpti, ar sunku iškvėpti, kada paūmėja galbūt paros metu, nes tai irgi yra labai svarbu žinoti paros bėgyje, kada liga progresuoja, kada jinai aprimsta. Tai irgi labai daug ką pasako. Kelienos skausmas. Labai svarbi vieta, kurią vietą kelienos skauda, jeigu mes norime sužinoti, koks organas siunčia tą signalą. Jeigu skauda iš vienos pusės, gali būti vieno organo problema, iš kitos pusės kito organo, iš priekio, tai dažniausiai būna inkstų problema. Ir jeigu mes tik tai tepam kelieną tepalais arba geriam gliukozaminą, nes galvojam, kad sudilo kremslės, tai problemos neišsprendžia. Mes turime žiūrėti, kuris organas siunčia signalą. Tai yra pati esmė tradicinės kinų medicinos. Taip. Dabar jeigu kalbam apie skausmą. Skausmo samprata irgi labai skiriasi tiek tradiciniai, tiek tradiciniai kinų medicinoje, tiek vakarų medicinoje. Na, pavyzdžiui, aš čia ištraukiau tokią trumpą citatą iš interneto. Pavyzdžiui, apie stuburo skausmą. Sako, kad dažniausios priežastys stuburo skausmo yra blogas sėdėjimas, netaisyklinga laikysena, daiktų kėlimas, visos problemos, kurios yra susijusios su fiziniu aktyvumu.
Ir ką mes tada darome su nugaros skausmu, mes jį slopinam, tepam dažnai kaitinančius tepalus, jeigu padeda. Jeigu ne, tai kažkokius tai galbūt net ir vaistus leidžiamės nuo skausmo. Einam pas masažistą, jisai sako, kad yra užspausti kažkurie tai raumenys. Tai mes problemos kaip ir nepanaikina, mes tik tai bandom atpalaiduoti stuburą. Bet stuburas tai yra visiškai atskira sistema, kuri yra sujungta su visais organais. Ir žinant vietą, kurią skauda stuburę, mes jau galime pasakyti, kuris organas siunčia kokį signalą. Tai vat, kaip ir sakau, tradiciniai kinų medicinoje skausmą mes suprantame kaip organizmo siunčiamą signalą, kaip simptomą, bet ne ligą. Todėl labai yra svarbu suprasti, kokios yra skausmo priežastys, koks jų pobūdis, intensyvumas. Mes ieškome priežasčių, bet mes jų neslopinam. Todėl gali būti skausmas nugaroje, labai skirtingas signalas, tiek iš šlapimo pūslės gali būti, tiek iš inkstų, blužnis, žarnynas gali duoti signalą. Nuo skirtingų vietų skirtingi organai duoda mums suprasti, kad jiems nėra gerai. Kita vertus, holistinė prasme, stuburas tai yra ryšys tarp dangaus ir žemės. Tai yra balansas tarp darbo ir poilsio. Tai jeigu mes to balanso neturime, mes išbalansuojame visame bėgyje gyvenimo ir stuburą. Todėl yra labai svarbu rasti tą balansą, turėti laiką, kada ilsimės, turėti laiką, kada mes dirbame ir jų, žodžiu, vienas kito neturi viršyti. Viskas turi būti harmonijai, viskas turi būti balanse. Dabar faktoriai, kokie faktoriai įtakoja žmogaus sveikatą? Pirmiausia, tai yra įgimti, kuriuos mes atsinešame su savo genetika iš tėvų. Vieni mes gimstam Mercedesais, kiti mes gimstam Žiguliais, bet nepaisant to, kuo mes gimėme, ką mes gavome iš tėvų, mes turime labai tai saugoti ir tai prižiūrėti. Tai, kaip ir sakau, Mercedeso neprižiūrėję, mes jį supūdom ir jisai nebevažiuos ir mes galime labai sėkmingai prižiūrėti Žigulius ir jie ilgai ir važiuos ramiai, tvarkingai, jie aišku nepasieks tokios kokybės važiavimo kaip Mercedesas, bet jie tikrai atliks savo darbą. Todėl labai svarbu save prižiūrėti ir suprasti, kad tą, ką mes gavome, tai yra dovana ir mes tą dovaną turime gerbti ir saugoti. Kiti faktoriai, tai yra fiziniai faktoriai, tai yra darbas, judesys, traumos, tai paveikia mūsų kūną fizinę prasme. Biologiniai faktoriai, tai yra virusai, bakterijos, kurie yra ore, kuriuos mes perimam iš kitų žmonių, kurias mes vieni kitiem perdodam, todėl stiprus imunitetas apsaugo mus nuo tų virusų ir bakterijų, jos patenka į mūsų, sakykime, organizmą, bet jie neturi jokios įtakos. Mūsų imunitetas juos nužudo ir viskas tom ir baigėsi. Toliau labai svarbus yra psichiniai faktoriai. Tai yra emocijos ir mintys. Kaip mes mokame valdyti savo mintis, kaip mes mokame dirbti su savo emocijomis, kiek mes apskritai gyvenime save realizuojam, kiek mes galime sau leisti būti laimingais, tiek tai įtakoja mūsų sveikatą. Jeigu mes visą laiką neigiam, būnam pikti, viskas mums aplinkui negerai, tai visą laiką tai turi įtakos ir mūsų sveikatai. Pasižiūrėkit, optimistas ir pesimistas, kas geriau gyvena, sėkmingiau. Visą laiką optimistas gyvens sėkmingiau, nes jisai viską žiūri iš teigiamos pusės, nepaisant to, kas vyksta aplinkui. Netgi laimė tai nėra emocija, tai yra apsisprendimas. Aš apsisprendžiau būti laimingas ir man yra nesvarbu, kas yra aplink mane. Visai nesvarbu, aš nusprendžiau būti laimingu ir aš būsiu. Ir tada prasideda aplink mus keistis viskas, pradeda. Mes skleidžiam tą teigiamą energiją ir jinai formuoja visai kitą aurą aplink mus ir žmonės atsiranda visai kiti šalia mūsų. Viskas keičiasi, pikti žmonės negali būti šalia mūsų, nes jie tiesiog nepakenčia tos mūsų geros nuotaikos, to mūsų optimizmo, tos mūsų sėkmės ir visai gerai. Ta prasme, mes neturime prisirišti prie žmonių taip stipriai. Mes esam laisvi, mes gimstam vieni, mes mirštam vieni. Ta mūsų kelionė yra kaip traukinys, kažkas įlipo į mūsų vagoną, kažkas išlipo ir visą laiką tai turi būti laisvė, tai turi būti keitimasis
ir reikia nebijoti šitos kaitos, nes kai mes keičiamės ir žmonės aplink mus keičiasi, tie patys žmonės, kurie šalia mūsų, o kurie negali jau šitos pakeisti mūsų keitimus, jie tiesiog išlipa iš mūsų traukinio ir eina į kitą traukinį. Tai yra natūralu, tai yra gyvenimas. Taip pat yra cheminiai faktoriai, kurie įtakoja mūsų sveikatą. Tai yra vaistai, tai yra chemija, kurią mes geriame, kai mes sergame. Tai yra mineralai ir vitaminai, kurių mums labai reikia, mes be jų negalime gyventi. Tai priklauso, aišku, ir nuo maisto kokybės, kiek mes jų gaunam, bet ir labai dažnai reikia jų papildomai gerti, nes mūsų maisto kokybė dėja nėra tokios geros kokybės, kaip mes galėtume įsivaizduoti. Daržovės yra auginamos vatoje, gyvūnai gauna labai didelės dozės įvairiausių tiek hormoninių preparatų, tiek antibiotikų, kad jie būtų sveiki, kad jie nesirgtų, kad duotų kuo daugiau, sakykime, pieno arba mėsos kokybė būtų labai gera. Tai maistas yra tikrai ne tos kokybės, kokią mes galėtume gauti ir norėtume gauti. Ir visi šitie faktoriai įtakoja mūsų sveikatą. Tai va, bet pagrindiniai, kaip ir ten matėte schemoje, bet pagrindiniai mano visą laiką akcentuojami, tai yra mityba, emocijos ir judesys. Tai yra 3 pagrindiniai banginiai, kurie įtakoja mūsų sveikatą. Pirmiausia, tai yra judesys. Kūnas reikalauja judesio. Jis negali būti ramybėje. Jis išsibalansuoja, jis nustoja funkcionuoti taip, kaip turėtų funkcionuoti. Yra įvairiausių metodų, įvairiausių būdų, kaip tą daryti ir kada tą daryti. Geriausia, aišku, pirmam dienos bėgyje, kai mūsų organizmas kaip tik pilnas yra energijos. Prieš pat miegą nėra gerai sportuoti, kadangi turi organizmas pereiti į kitą būseną, į ramybės būseną, kad būtų lengviau užmigti, tai labai aktyvi fizinė veikla vakare nėra rekomenduojama. Bet visą laiką galimas ėjimas, balanso pratimai, kas mėgsta bėgioti, bėgioja, tai turi būti malonu, tai turi būti priimtina, kiekvienam žmogui yra skirtingas poreikis kažkokiai tai veiklai ir reikia klausyti savo kūno ir žiūrėti, ką jisai sako. Rekomenduojama dienos formulė, kaip matote, yra 5-30-120. Tai yra 5 dienos savaitėje, 30 minučių, kad būtų pulsas 120. Tai čia yra tokia rekomenduojama judesio norma kiekvienam žmogui. Yra 5 tibetų pratimai, aš labai dažnai jūs rekomenduoju, tikrai yra labai malonus ir išjudinantis visą energetinius visus centrus mūsų kūne. Tai, žodžiu, variantų yra įvairių, tik tai reikia pasirinkti, kas yra malonu kiekvienam asmeniškai. Mityba yra pagrindinė problema, tai yra kiekis, arba per daug, arba per mažai. Dažniausiai tai yra per daug, nes organizmas gauna daugiau, negu gali sudeginti. Toliau yra greitis valgymo, valgoma per greitai, nelaikų valgymas, nežinant, kada kokie organai yra kokioje būklėje, sakykime, paros bėgėje kiekvienas organas turi savo maksimalę energetiką ir minimalę, tai nežinant šitos energetikos kiekvieno organo yra labai daroma daug klaidų, valgant vieną ar kitą maistą paros bėgyje. Jeigu tik tai trumpai, galiu pasakyti, kad pavyzdžiui skrandis savo maksimalioj energijoje yra ryte nuo 7 iki 9 valandų. Tai reiškia, pagrindinis laikas valgymo turėtų būti ryte. Kai tuo tarpu jisai vakare tarp 7 ir 9 yra pačiame minimume. Tai reiškia, viskas, ką mes valgome tuo metu, lieka skrandyje praktiškai vos ne iki ryto, nes skrandis jau būna nebepasiruošęs, jau nebegali jisai apdoroti maisto. Ir laukia savo maksimalios energetikos vėl, kol jisai galės virškinti seną maistą suvalgytą. Už tai labai svarbu yra rinktis sunkų proteininį riebų maistą rytais, o vakarais tai turėtų būti salotos, daržovės, viskas, kas yra labai lengvai virškinama. Tai vadžinant tokius labai paprastus dalykus, galima labai daug ką pasiekti ir padėti mūsų kūnui. Taip pat valgymo kokybė. Valgymo kokybė, aš turiu omeny, tai valgant būti čia ir dabar. Kaip ir visame kame, ką mes darome, mes esame čia ir dabar. Kai mes valgome, esam čia ir dabar, kai mes
skaitome knygą, tai mūsų mintys yra ten ir dabar toje knygoje, kai mes kažko klausomės, mes būnam ten tuo metu toje vietoje. Nes tai yra pats svarbiausia taisyklė, kurią reikėtų įsisavinti ir mokintis ją taikyti realiai savo gyvenime. Nes tas vadinamas multitaskinimas, kai mes darome daug dalykų vienu metu, tai visiškai išbalansuoja mūsų mintis, išbalansuoja viską, energetiką aplink mus. Nes jeigu mes valgom, skaitom laikraštį, ar žiūrim Facebooką, ar dar žiūrim televizorių, kuris ten, arba netgi gal nežiūrim televizoriaus, bet gal jisai tenais mums kalba visą laiką. Ir tuo metu mes ir valgom, ir kalbam su šeima, žodžiu, visas tas bendras triukšmas, jis yra labai negeras. Ta prasme, reikia apie tai galvoti, kad jeigu mes žiūrim televizorių, tai mes žiūrim, jeigu mes jo nežiūrim, mes jį išjungiam. Kad nebūtų to chaoso namuose, to tokio pastovaus triukšmo. Taip pat ir minėjau, mitybų yra įvairių, yra veganizmas, vegetarizmas, yra labai įvairių, jos tinkamo vieniem tinka viena mityba, kitiem tinka kita. Galbūt netgi nereikėtų prisirišti prie vienos mitybos, vienu metu, netgi metų bėgyje skiriasi mūsų mitybos poreikiai. Vasarą mes norime daugiau žaliavalgiško maisto, žiemą mes norim daugiau tokio kaitinančio ir šilto maisto, tai viskas nuo to ir priklauso. Kur mes esame, kokioj klimatiniai zonoje ir ką mes tuo metu veikiame, ar mes daugiau fizinį darbą dirbam, labai svarbu yra klausyti savo kūno. O kaip tą daryti, tai reikia labai aišku ir domėtis, reikia klausyti, kaip kūnas reaguoja į kiekvieną maistą. Jeigu mes pavalgę jaučiamės blogai, tai reiškia, mums tas maistas ir netinka. Todėl reikia labai stebėti savo kūną, ką jisai mums sako, kokius signalus siunčia, kai mes pavalgome. Toliau emocijos, tas trečias banginis, kuris yra be galo svarbus, yra kuris labai stipriai užmirštas arba atstumtas, nevertinamas. Tai yra emocijos. Emocijos gali būti tos fizinė prasme, kai mes nuo kažkokių tai faktorių jos yra vienokios ar kitokios, jeigu vartojam kažkokius tai vaistus, ar tai yra paveldimumas kažkoks, vis tiek mes gaunam iš tėvų kažkokias tai daugiau vienokias ar kitokias emocijas. Sutrikusi hormonų veikla organizme irgi sudaro kažkokią tai emociją, kuri valdo mūsų kūną. Ir toliau kitos yra emocijos, kai tai yra mūsų mintis, tai yra mūsų mąstymas, mūsų jausmai, kaip mes sugebam juos valdyti ir kaip mes sugebam juos kontroliuoti. Apskritai vakarų pasaulyje mąstymas yra labai stipriai įsišaknyjęs, viskas remiama yra protu. Mes žinome tą mūsų vieną tokią frazę, kad matuok 9 kartus 10 kartą pjauk, tai irgi rodo mąstymą. Kad būtų logiška, kad būtų apsimoka, kad viskas būtų paremta kažkokią tai formulę, kad būtų teisinga ir visiškai mes nesiklausom savo širdies, savo vidaus, ką jisai mums sako. Galime tai vadinti intuicija, kom tik tai norim. Bet mes esame labai išjungę šitą dalį. Todėl iš tikrųjų reikėtų pagalvoti, kad emocija yra labai svarbi sudėdamoji dalis mūsų gyvenimo. Emocija, širdis, jausmai. Kai mes priimam kažkokį sprendimą, ar mes gerai jaučiamės, ar blogai, tai irgi duoda ženklą, ar tai bus gerai, ar negerai tas mūsų priimtas sprendimas. Tai yra lavinama, tai yra dirbama ir tai galima tai tikrai išugdyti tą vidinę emociją, vidinį tą kažkokią tai žinią, kurią skleidžia mūsų širdis. Nuo vaikystės mes irgi neišmokinti jau skaityti savo emocijų ar jų suvokti, visą laiką mes jas tik slopinam. Viskas yra paremta emocijų slopinimu. Ir kas tada gaunasi? Kiekviena emocija, jinai nusėda į tam tikrą organą. Pavyzdžiui, našta ir atsakomybė, jinai sėda ant mūsų pečių. Kaltė, gėda, savigarbos trūkumas, matote, yra kairiame šone, tai yra blužnis, tai yra kasa toje vietoje. Aplinkinių parama, neparama, tai yra klubai, išdavystės, pyktis tulžies pūslės vietoje sėda ir taip išbalansuoja mūsų organus. Jeigu mes net pažįstame tų emocijų, tai kažkurio tai momentu kažkuris organas atsiųs signalą, kad jau nėra gerai, bet jau tada yra žymiai sunkiau viską tvarkyti. Tai ką mes darome su emocijomis? Vienas iš jų yra ją slopiname, ją ignoruojame ir jos nepripažįstame.
Ir tada jinai lieka mumyse, bet mes su ja nesusitvarkom. Toliau vadinama ventiliacija, tai yra tuomet, kai mes verčiame kitus būti atsakingais už mūsų emocinę būklę. Jeigu mane mylės, tai aš mylėsiu, jeigu mane atneš gėlių, tai aš būsiu laiminga, jeigu man išvirs kavos, tai tada aš irgi būsiu gera. Žodžiu, viskas paremta kitų, jeigu vaikai klausys manęs, tai tada aš būsiu gera mama, jeigu neklausys, tai kas aš tada būsiu, nežinau. Tai va čia yra ta ventiliacija, uždėjimas atsakomybės ant kitų žmonių. Tai yra visiškai neteisinga, tai yra labai didelė atsakomybė kitiems žmonėms. Jie negali būti atsakingi už mūsų emocinę būklę. Tik tai mes nusprendžiam, kaip reaguojam į vairias situacijas. Nes mūsų lūkesčiai labai skiriasi nuo kitų žmonių. Tai yra mūsų asmeninis, mūsų subjektyvi patirtis verčia mus vienu ar kitu atveju džiaugtis arba liūdėti. Tai vat visą laiką reikia atsiminti, kad mes patys nusprendžiam supykti ar nesupykti. Mes sau leidžiam tą daryti. Nes vienas žmogus dėl tos pačios situacijos visai nesupyks, kitas labai įsižeis. Tai yra subjektyvi nuomonė, patirtis. Ta, ką mes praeityje kažkur patyrėme, mes vėl vertiname tą pačią situaciją, ta prasme, naują situaciją, tą senąją patirtimi. O tai yra visiškai neteisinga. Todėl visą laiką reikia suprasti, kad mes patys atsakingi už emocijas. Tai va, trečias variantas yra, kad mes turime suprasti, suvokti tą emociją, ją išklausyti ir ją pakeisti ir keliauti toliau. Ją tiesiog paleisti, neleisti jai užvaldyti mus ir keliauti toliau visiškai ramiai, be jokių, žodžiu, tų likusių emocijos likučių organuose. Toliau, kaip mes tvarkome su tom emocijom. Tai yra meditacijos. Visą laiką labai rekomenduoju ir tos vadinamos teminės meditacijos, neišsigaskit, galbūt tas žodis yra labai baisus, kažkoksai tai nesuvokiamas, bet tai yra labai paprasta, tai yra kažkoks koncentravimasis į kažkokius tai dalykus, vietoj to, kad į blogus mes koncentruojamės į gerus, tai yra teminės meditacijos, kurios labai padeda išlaisvinti mus nuo tų neigiamų emocijų. Meditacijos, aišku, gali būti įvairios, jos ir tikslo siekimo, ir išminties meditacijos, jos yra labai įvairios, bet jeigu kalbam apie emocijas, tai taip pat jos yra naudojamos ir emocijų susitvarkymui su emocijomis. Atleidimas yra be galo svarbus, jeigu mes neatleidžiam, tai mes apskritai niekur nueiti toliau negalim, tol kol neatleidžiam. Nes tai yra pirmoji sąlyga žengimui į priekį. Gilus kvėpavimas yra labai gerai irgi nuimti tą pirminę emociją, kur mes labai greitai galbūt susierzinam, tai tiesiog reikia pradėti giliai kvėpuoti ir viskas atsipalaiduoja, spazmai praeina ir mes nusiraminam ir viskas, žodžiu, sustoja į savo vietas. Medžio meditacija, atleidimas, kaip ir minėjau, vizualizacija, dėkingumas, čia yra labai daug apie ką galima kalbėti, bet žodžiu, čia atskiros temos gali būti, bet jos yra labai svarbios, jos yra labai sėkmingai taikomos tvarkyti su savo emocijomis. Tai tradicinė kinų medicina pasiekėm, taip keliavom po truputį su emocijom, su mityba, su judesiu ir atėjom iki tradicinės kinų medicinos. Tai kasgi tai yra, kaip mes ją galim panaudoti realiam gyvenime, kasdieniam gyvenime. Pagrindiniai įrankiai, kurie yra naudojami tradiciniai kinų medicinoje, tai yra 12 meridianų, tai yra vadinami energetiniai kanalai, kurie eina per mūsų kūną tam tikrose vietose. Ir kai mes žinome tų meridianų tekėjimo kryptį ir vietą, mes galime labai daug ką rasti ir suprasti kūno siunčiamus signalus. Taip pat yra 5 elementai, tai tie visi meridianai tarpusavyje yra sujungti į 5 elementus ir tie 5 elementai dar yra tarpusavyje susiję. Jie vienas kitą įtakoja. Tai išsibalansuoja vienas meridianas, išsibalansuoja vienas elementas, tada ateina eilė išsibalansuoti kitam elementui. Jie vienas kitą maitina, vienas kitą slopina, žodžiu, yra labai svarbu suprasti tuos elementų ryšius, tai nėra kažkokia tai labai didelė mistika, bet tiesiog žinoti tą schematiką, kaip vienas kitą veikia, irgi labai padeda rasti priežastis ligų. Ir yra organų laikrodis, kaip ir minėjau prieš tai, kad kiekvienas organas yra savo maksimalioje energetikoje ir minimalioje energetikoje po 2 valandas, kas 12 valandų paros bėgyje.
Tai reiškia 12 organų, per juos praeina energija pačiam savo maksimume ir pačiame minimume. Tai simptomai esant tam tikrų paros metu taip pat parodo, su kuriais organais gali būti išsibalansavimas ir problema. Tai vat šitam paveikslėlėje jūs matote visus 12 meridianų, kurie eina per 12 organų. Tai yra, esantis meridianai yra tokie, yra plaučių meridianas, storojo žarnyno meridianas, skrandžio, blužnies meridianai, širdies, plonojo žarnyno, kraujotakos, endokrininis, pūslės, inkstų, tulžies pūslės ir kepenų meridianai. Jūs matote, kad tie meridianai teka per skirtingas vietas per mūsų kūną. Todėl visi skausmai, simptomai susiję su meridianų vieta gali parodyti, kuris organas yra išsibalansavęs. Pavyzdžiui, pasižiūrėkite į inkstų meridianą. Jisai eina kojos vidinė dalimi. Todėl, pavyzdžiui, kelieno skausmai vidinėje kojos dalyje gali būti susiję su inkstais. Šlapimo pūslė, jūs matote, eina lygiagrečiai stuburo, todėl labai dažnai stuburo skausmai yra susiję su pūslės išsibalansavimu. Tarp kitko, mano praktikoje yra labai daug klientų, kurie nieko nejaučia su pūsle, bet labai dažnai aš randu jos, turbūt greičiausiai tai būna chroniškas uždegimas, kurio pats žmogus nejaučia, bet jisai toliau išbalansuoja visą žmogaus organizmą. Ir dar ką noriu pabrėžti, kad labai dažnai kažkokie simptomai, kurie atsiranda pas žmogų, ir aš, pavyzdžiui, sakau, kad galbūt tavo vienas ar kitas organas siunčia signalą, bet sako, aš buvau pas gydytojus, man padarė tyrimus ir nieko nerado. Tai taip ir yra, kai jau mūsų vakarų medicinos instrumentai yra pakankamai riboti, jie daug ko neranda, nieko nemato iki tam tikro lygio. Taip kaip ir vėžio. Visą laiką dažniausiai būna per vėlyva diagnozė ir jau būna tada žymiai sunkiau žmogų gydyti. Tai vat, tradiciniai kinų medicinoje, žinant jos teoriją, galima labai anksti rasti išbalansuotus organus ir jiems padėti anksčiau, negu kad jie visiškai išsibalansavo ir išbalansavo dar ir kitus šalia esančius organus. Toliau, sakykime, galvos skausmai. Galbūt čia labai gerai nesimato, bet pavyzdžiui, šlapimo pūslės meridianas praeina per galvos viršugalvį ir ateina iki kaktos. Tai reiškia, galvos skausmas viršugalvyje labai dažnai būna susijęs su šlapimo pūsle. Kaip mes tą suprantam? Reiškia, jeigu priklausomai kur skauda galva, sakykime, tulžies pūslės meridianas eina galvos šone. Galvos skausmai šonuose galvos rodo, kad tulžies pūslė neveikia. Reiškia, vietoj to, kad gerti nuo galvos skausmo tabletės, reikėtų išgerti kažkokių karčių arbatų, galbūt metėlių, suaktyvinti kepenų tulžies pūslės veiklą ir praeis galvos skausmas. Tai vat elementarūs dalykai, tiesiog minimaliai žinant tradicinę kinų mediciną, jau galima labai daug savo padėti vietoj to, kad tik tai gerti kažkokias skausmas slopinančias tabletes. Alkūnės skausmas, pavyzdžiui. Pasižiūrėkit storojo žarnyno meridianas. Jisai praeina rankos išorinė dalimi. Tai jeigu skauda alkūnė šitoje vietoje išoriniai daly, reikia pasigalvoti apie savo storąjį žarnyną. Ar ten viskas gerai? Dažnai labai būna disbakteriozė, trūksta bakterijų gerųjų žarnyne, per daug kandida grybo. Tada reikia tvarkyti storąjį žarnyną, o ne, žodžiu, tepti alkūnę tais tepalais. Patepti ją galima, bet mes problemos neišspręsim. Tai vadžinant visų meridianų tėkmę galima labai daug savo padėti. Žiūrim toliau. Na, pavyzdžiui, pavyzdys yra kepenų meridianas. Jūs matote, jisai pradeda eiti nuo nykščio kojos, kyla vidinė kojos šlaunies dalimi, daro vingį pilvo apačioje ir pakyla iki krūtinės. Matote, kur jis eina. Tai reiškia, visi simptomai, visos skausmai, tai gali būti bėrimai tose vietose, išilgai meridiano esantis kažkokie tai ženklai, rodo, kad kepenų meridianas yra išsibalansavęs. Tai yra net ne meridianas, o kepenys. Gali būti kirkšnyse niežulys, pavyzdžiui, kažkas su lytiniais organais, bėrimas ar kažkokios kitos problemos, kelieno skausmai,
venų išsiplėtimas, tai irgi rodo kepenų išsibalansavimą. Kokie kiti simptomai? Tai kaip ir minėjau, kelienos skausmas, niežulys kirkšnyse, blauzdų šlaunų vidinėje dalyje skausmas, niežulys, bėrimas, gastrito, kitos virškinimo problemos, lytinių organų herpesas, kandidozė, gimdos kaklelio vėžys, spermos kokybė, venų išsiplėtimas, egzema, psoriazė, pigmentacija, žaizdos išilgai meridiano, kojos nykščių nagų grybas, įaugęs nagas. Visa tai yra susijęs su kepenų meridianu. Tai matote, kiek mes daug galime sužinoti, vien tik tai žinant, kurioje vietoje yra kažkokia tai simptomatika. Tada pasižiūrėkim, pavyzdžiui, tulžies pūslės meridianas. Jisai, kaip ir minėjau, eina šoninė galvos dalimi, per visą šoną nueina žemyn iki kojos 4 piršto. Kokie simptomai su tulžies pūsle yra susiję? Migrena, galvos skausmai, smegenų auglys, krešulys smegenyse, kaklo pečių skausmai, užšalęs petys, skausmai išorinėje krūtinės dalyje, pykinimas, vėmimas, kiaušidžių veiklos sutrikimai, nugaros skausmai ties juosmeniu, artritas, odos problemos išilgai meridiano, venų išsiplėtimas, kelienos skausmas išorėje. Tai yra simptomai susiję su tulžies pūslės meridianu. Dar įdomiau, kiekvienas organas yra susijęs, raumenis yra susijęs su tam tikrų meridianu. Na, pavyzdžiui, čia mes turime storojo žarnyno meridianą kairėje pusėje ir dešinėje pusėje parodyti raumenys, kurie yra susijęs su storuoju žarnynu. Tai matote, nugaroje raudonai pažymėti strėnuose esantis raumenys, toliau šlaunų raumenys nugariniai dalyje, šlaunys išorinėse dalyse yra taip pat susijęs su storuoju žarnynu. Todėl, pavyzdžiui, aš turėjau klientą, kuris atėjo ir sakė, kad jam skauda nugarą žemiau juosmens. Ir aš pasižiūrėjau, kad, sakau, greičiausiai tau yra problema su storuoju žarnynu. Man užteko jam parekomenduoti probiotikus, vadinamas gerasias bakterijas, ir jam nugaros skausmai praėjo. Vietoj to, kad aš būčiau sakiusi, tepkis nugarą arba eik pas masažistą atpalaiduoti tos raumenis nugaros, kas būtų turbūt greičiausiai buvę irgi, kad jie buvo įtempti. Bet vien gėrimas probiotikų jam labai palengvino nugaros skausmus, iki tol, kol jie visiškai praėjo. Reiškia, mes išsprendėme, suradome priežastį ir ją panaikinome. Toliau vadinami 5 elementai. Tai vat visi meridianai tarpusavį yra sujungti į 5 elementus. Tai yra ugnis, žemė, metalas, vanduo ir medis. Ugnies meridiane mes turime plonąjį žarnyną, endokrininį meridianą, kraujotakos ir širdies. Žemės elemente yra blužnis ir skrandis, metalo elemente yra plaučiai ir storasis žarnynas, vandens elemente yra pūslė ir inkstai ir medžio elemente yra tulžies pūslė ir kepenys. Visi šitie elementai vienas kitą veikia pagal mamos ir sūnaus taisyklę. Reiškia, aukščiau esantis elementas yra mama esančiam žemiau elementui. Pavyzdžiui, ugnis yra mama žemiai. Tai reiškia, ką mama daro? Mama maitina savo vaiką, jį prižiūri. Tol, kol mama yra sveika, tol vaikas yra sveikas. Jeigu mama susirgo, reiškia, ji nepaduoda pakankamai energijos savo vaikui ir vaikas susirga. Tada atsiranda simptomai. Sakykime, žemės elementas susirga, tai gali būti skrandžio problemos, blužnies problemos atsirasti. Ir jeigu mes gydysime skrandžio problemas, vietoj to, kad pagalvoti, galbūt kažkas yra su kraujotaka, širdim ar endokrininė sistema, reiškia su ugnies elementu, galbūt kažkas blogai, mes nepanaikinsim priežasties. Todėl labai svarbu rasti priežastį, kuris elementas serga, ir tada jį tvarkyti vietoj to, kad vien tik tai dirbti su simptominiu elementu, tai yra pavyzdžiui šiuo atveju žemė. Toliau vidinis ryšys tarpusavio, tarp pavyzdžiui, kur yra plonos rodiklės nubrėžtos, vanduo ir ugnis. Sakykime, 2 šitie elementai. Tai jie veikia gesinimo, naikinimo principu. Reiškia, vanduo gesina ugnį. Tai dažniausiai, jeigu viskas yra balansės šitoj harmonijoje, tai vanduo tiek gesina ugnį, kad jinai pilnai neužgestų, bet ir kad jinai per daug stipriai nedegtų. Problema atsiranda tada,
kai nusilpsta vandens elementas, inkstai ir pūslė ir jie nepakankamai gesina ugnį. Reiškia, tada žmogui gali sukilti spaudimas, atsirasti širdies ritmo sutrikimai, išsibalansuoja endokrininė sistema vien dėl to, kad vandens elementas yra išbalansuotas. Tai vietoj to, kad gerti kraujo spaudimą negerinančius, reguliuojančius vaistus, mes turime pasižiūrėti, galbūt reikia aktyvinti inkstus ir pūslę, vietoj to, kad gerti vaistus. Ir labai dažnai, kai tik tai sutvarkome vandens elementą, ugnies elementas vėl susibalansuoja ir kraujotaka susireguliuoja. Tai yra refleksologija. Tai yra, pavyzdžiui, čia aš jums rodau delnų refleksologinį žemėlapį ar brėžinį. Tai reiškia, visi organai turi savo refleksinės zonas mūsų delnuose. Ir mes galime aktyvinti tas zonas, tiesiog masažuodami, spaudydami delnus, žinant, kuris organas yra. Tai yra labai gera priemonė, rankas yra ypatingai lengva masažuoti savo, ieškoti skaudamų vietų ir kurias vietas skauda, tas ir aktyvinti. Toliau žinant, pavyzdžiui, kuris organas pas jūs serga, tai netgi susirasti toje schemoje, kur yra jūsų organai ir taip pat juos aktyvinti. Yra labai gerai, labai rekomenduojama. Ir aš labai dažnai parodau savo klientam, kur jie galėtų pasimasažuoti savo rankas namuose, kad, tiesiog gauti geresnį, greitesnį rezultatą. Tai vat matote, visi organai, akys, blužnis, kasa, stuburas, visi organai yra mūsų delnuose. Aš nedirbu su delnais, šiaip jau savo patirtį nedirbu, tik tai sakau, aš kartais parekomenduoju savo klientams tą daryti namuose. Taip pat yra veido refleksinės zonos, kaip mes jas suprantame. Tai pavyzdžiui, spuoguotumas tam tikroje vietoje, spalvos pasikeitimas, labai daug ką rodo, kuris organas yra išsibalansavęs. Pavyzdžiui, spuogai barzdos srityje. Tai labai dažnai yra susijęs su hormoninė sistema, kažkas yra su hormoninė sistema. Toliau paakiuose inkstai, visokie maišeliai po akimis, pamėlę paakiai, rodo inkstų išsibalansavimą. Sausa oda, pavyzdžiui, kažkur žanduose, skruostuose būna pasausėjusi oda arba riebesnė oda. Visa tai rodo kažkokį signalą siunčiamą iš tam tikrų organų. Todėl žinant, kuris organas yra, kuri organo refleksinė zona yra veide, taip pat galime pasakyti daug apie žmogų ir apie jo sveikatą. Toliau yra pėdų refleksinės zonos. Aš būtent konkrečiai ir dirbu su pėdų refleksinėmis zonomis. Zonų terapija tuom ir paremta, kad visi organai turi savo refleksinės zonas pėdose ir aktyvinant tas zonas galima aktyvinti pačius organus. Labai dažnai klientai jaučia, aš pavyzdžiui masažuoju jiems padose kažkokią tai vietą ir jie jaučia, pradeda jų ir žarnynas gurguliuoti, burbuliuoti, žodžiu, visi organai supranta, kad čia jau jiems atėjo rimtas išbandymas ir reikės jiems jau pradėti kažką daryti. Labai gerai valymasis aktyvinamas per zonų terapiją. Žodžiu, dirbu su tuo labai sėkmingai. Aš, kai pradėjau mokyti zonų terapiją, tikrai nemaniau, kad šitaip galima tokius gerus rezultatus gauti. Iš tikrai sunkių ligų žmonės pasveiksta ir, pavyzdžiui, artritas, kur žmonės ateina jau su išsukinėtais sąnariais, ir visiškai atsistato sąnariai, tikrai labai smagu. Labai daug visokiausių situacijų yra ir rimtų ir senų problemų sprendimas ypatingai yra malonus, kai žmogus pradeda geriau miegoti, susitvarko jo, sakykime, visa šlapimo sistema, inkstai susireguliuoja. Žodžiu, rezultatai kalba patys už save ir aš dėl to labai džiaugiuosi. Ir tikrai galiu ranką ant širdies padėjus pasakyti, kad tai tikrai veikia. Bet vien tik tai zonų terapija, be tradicinės kinų medicinos yra tik tai labai maža dalis. Tai yra tada jau masažas, sakykime. Jeigu mes nežinom tradicinės kinų medicinos teorijos, sujungus meridianų teoriją 5 elementų ir tada dirbant su zonų terapija, su padais kaip su priemonė, tai tada yra gaunami labai sėkmingi ir geri rezultatai. Viskas apjungta yra į vieną sistemą. Tai kam to reikia viso šito, dėl ko aš čia kalbu?
kad kai mes suvokiam visus šitos dalykus, kas vyksta su mumis, kaip viskas yra tarpusavyje susiję, mes labai daug dalykų mums atsistoja į savo vietas. Mums lyga pasidaro nebe tokia baisi ir suvokiame, kad tikrai mes galime daug ką patys padaryti, nelaukti, kad mums kiti padėtų. Tada mes galime labai daug ką savo patys padėti. Žinant tradicinę kinų mediciną, galima pasirinkti ir maistą savo tinkamą, ir, parinkti savo, šeimos nariui, pritaikyti pagal skirtingą energetiką, nes mes visi esam skirtingi ir todėl reikia labai stebėti, kas vienam tinka, labai dažnai netinka kitam, todėl ir kyla šeimose konfliktinės situacijos, kai vaikai vieną nori valgyti, tėvai kažką kitą, tai vaikai labai dažnai būna teisūs, norėdami kažko kito negu tėvai. Tai kaip ir minėjau, yra labai svarbu taikyti viską praktiškai. Tas žinias taikyti praktiškai, bandyti ant savo šeimos narių, stebėti, kažkokie simptomai atsiranda, bandyti juos priderinti, pritaikyti prie tų žinių, kurias jūs jau, pavyzdžiui, turite. Tai kaip jūs galvojate, ar jums būtų įdomu pažinti save, išmokti pažinti save? Tai reikia, aišku, skirti kažkiek tai laiko, reikia skirti savęs, bet tai prasideda nuo kur pažinimas? Nuo motyvacijos, reikia pirmiausia gauti motyvaciją, turėti motyvaciją, eiti į priekį. Jeigu nežinot, koks jūsų kelias, reikia ieškoti savo kelio, reikia žiūrėti, ar tenkina jūs darbas ar netenkina. Visa tai yra labai svarbu, visa tai yra susiję. Sveikatos problemos, emocinės problemos, sprendimų priėmimas, ar sunku ar nesunku, visa tai yra labai svarbu, norint išmokti pažinti save. Dabar aš tai sakau, kad jūs esat pačiu geriausiu laiku. O kodėl? Todėl, kad vakar dienos nėra, rytojus irgi nežinoma išaus, todėl nuo šiandien. Viską reikia daryti nuo šiandien. Ne nuo pirmadienio, ne nuo naujų metų, ne nuo gimtadienio, bet reikia daryti čia ir dabar. Negalim laukti, nes aš labai daug turiu pavyzdžių ir aš manau, kad visi jūs turite tų pavyzdžių, kai sako, bet jeigu būtų prieš 5 metus būčiau kažką daręs, tai dabar jau čia būčiau atėjęs. Bet iš tikrųjų nėra geresnio laiko negu dabar, nes po 5 metų jūs ir pasakysit, valio, aš tą padariau. Nes nėra per vėlų. Per vėlų būna tik tada, kai numirštam. O visa kita reikia daryti, nesvarbu, kiek mums metų, kokio mes įsilavinimo, kiek pas mus diplomų kišeniai. Reikia eiti į priekį, pažinti save, ieškoti savo kelio ir eiti tuo keliu, o to pačiu ir pažinti savo kūną ir jo siunčiamus signalus. Tai aš siūlau ir aš organizuoju visą laiką vykstantis yra sąmoningumo kursai internetu. Tai yra analogų neturantis kursai, jie yra internetu, žmogus renkasi savo greitį, tiek jis nori skirti laiko tam, tai yra visiškai nepririšta prie laiko, prie kiekvieno galimybių, žmogus kada turi laiko, tada jisai ir domisi ir žodžiu šviečiasi pagal tą medžiagą, kur yra pateikta. Tuose kursuose žmonės gauna video paskaitas, ten yra webinarai, namų užduotis, kaip ir sakau, labai svarbu yra namų užduotis, dirbti namuose, daryti savianalizę. Taip pat yra 4 teminės meditacijos, apie jas vėliau, asmeninės konsultacijos, 1 metų nemokama narystė Facebook grupėje Sveiki be vaistų, tai irgi analogų neturinti grupė. Toliau konsultacijos, gyvos konsultacijos kiekvieną savaitę, klausimai atsakymai toje pačioje grupėje, na ir be abejo pažintys. Tai yra labai svarbu, kad mes tie, kurie domimės ta tema, to gyvenimo būdu, sakykime, tai yra labai svarbu, kad mes vieni kitus palaikytume ir vieni kitus padrasintume. Kaip ir sakau, kursai yra neturantis analogų, tai yra internetiniai kursai, yra sudaryti iš 4 modulių. Kiekvienam moduliui, kiekvienas pasirenka savo greitį ir savo, tiek kiek turi savo laiko, tiek jisai ir skiria tam. Ir temos yra tokios. Pirmame modulyje mes nagrinėjam, susipažįstam su tradicinė kinų medicina, viską reikia pradėti nuo nulio. Ta prasme, pirmiausiai susipažinti su pagrindiniais principais tradicinės kinų medicinos. Ir papildoma tema yra atleidimas. Kaip ir sakiau, atleidimas yra pirmasis žingsnis savęs tobulinimo ir savęs pažinimo.
daug mes turim neatleidimų, daug turim įsižeidimų, tai mes turim susitvarkyti su tuo. Antrasis modulis tai yra zonų terapija, akupresūra, tai yra įvairūs taškai kūne, kuriuos spaudžiant mes galime labai daug irgi atpalaiduoti tos organus, kurie yra išbalansuoti, ar įtempti, ar juos suaktyvinti. Ir tema yra dėkingumas. Tam yra skirta irgi dėkingumo meditacija, jos yra teminės, jos yra su tekstu, žmonės parsisiunčia į savo mobiliuosius telefonus ir jos klausosi pagal nurodytas instrukcijas. Trečias modulis yra skirtas meridianams ir organų laikrodžiui, kaip jie yra tarpusavyje susiję, kaip jie vienas kitą veikia. Ir tema yra papildoma savo kelio paieška. Dėl ko šita tema yra svarbi? Dėl to, kad žmonės plaukia pasroviui. Tai vat labai svarbu yra rasti savo kelią, ieškoti jo. Mes tikrai galim rasti. Tikrai tai veikia, tam yra skirta savo kelio paieškos meditacija. Ir tikrai dirbant nuoširdžiai ir dirbant iš širdies, tikrai ateina tie atsakymai ir žmonėm keičiasi gyvenimai ir tikrai, kai žmogus atsiduria savo vietoje, jo ir emocinė būsena iš karto pasikeičia. Žmogus atradęs save, tai yra labai svarbu. Ir ketvirtas modulis tai yra 5 elementai, kaip ir matėte tą ratą, kaip jie susiję tarpusavyje ir tikslo siekimas. Kaip mes siekiame tikslo, ką mes darome konkrečiai, tai yra tikslo siekimo meditacija, tai yra žingsniai, kaip mes siekiam tikslo. Tai yra labai svarbu susikoncentruoti ir eiti link savo tikslo. Tai žinant visą šitas žinias, sujungus visą tą teoriją, visą tai, ką jūs dėliosite, jūs tikrai labai daug dalykų jums atsistos į savo vietas. Tikrai daug dalykų, nes mes labai daug esam išsiblaškę, išsibalansavę ir tą reikia susidėlioti atgal ir grįžti į tą tikrąjį žmogų, kuris yra visiškoje harmonijoje su savim ir su aplinka. Labai svarbu yra rasti harmoniją. Tai kiekviename modulyje, kaip ir minėjau, yra video pamokos, paskaitos susijęs su ta konkrečia tema, užduotis, paskaitų skaidrės gaunate ir teminės meditacijas. Toliau yra gyvos konsultacijos internetu, toje Facebook grupėje Sveiki be vaistų, kiekvieną ketvirtadienį 19 valandą yra laikas skirtas gyvom konsultacijom. Jeigu žmonės turi klausimų, tada jie juos pateikia ir mes diskutuojam gyvoj konsultacijoj. Kartais būna ir teminės paskaitėlės neilgos, priklausomai nuo situacijos, bet konsultacijai visą laiką yra skirtas laikas. Tai priklauso nuo pačių žmonių aktyvumo, kiek jie nori būti aktyvus ir kiek jie nori būti tame. Toliau yra individualus coachingas, konsultacijos vadinamos, priklausomai nuo paketo dydžio, gali būti nuo 15 minučių iki 2 valandų. Priklausomai kokį paketą žmogus pasirenka tų kursų. Vėliau šiek tiek apie paketus. Taip kaip ir minėjau, įvadas į meditacijas, nuėmimas to baisaus šydo, dažnai žmonės nežino, kas ta meditacija apskritai. Tai įvadas į 4 pagrindinės meditacijas: atleidimas, dėkingumas, tikslo siekimas ir gyvenimo kelio paieška. Jų trukmė yra po 30 minučių visų, kiekvieną meditaciją gaunate kiekvieno modulio pradžioje ir dirbate su to meditacijom. Tol, kol jaučiate, pereinate prie kitos meditacijos, kai jaučiate, kad jau šitoj vietoje jau pas jūs širdį ramu. Tai bet investicija į save kainuoja, tai nėra išlaidos, bet tai yra investicija. Kiek mes į save leidžiam savo investuoti, tiek mes rezultatą ir turime. Tai jeigu jūs esate pasiryžę investuoti į save, tai šitie kursai yra jums. Kaip ir minėjau, yra 3 paketai, mini, midi ir maxi. Matote, kas į juos įeina. Į mini paketą įeina visos paskaitos ir užduotis ir 15 minučių coachingas. Jo kaina yra 200 eurų. Midi paketas įeina paskaitos, 1 valandos coachingas ir gyvos konsultacijos internetu. Ir maxi paketui įeina video paskaitos, žodžiu, pilnas paketas. Coachingas 2 valandos, internetu konsultacijos ir teminės meditacijos. Jo kaina yra 700 eurų. Kokie yra rezultatai? Baigę kursus dalyviai ką galės? Galės tikrai pritaikyti tradicinės kinų medicinos teoriją kasdieniam gyvenime, atpažinti, analizuoti savo emocijas, susieti jas su sveikata,
atpažinti kūno siunčiamus signalus, susijęti su tam tikrais organais, įvertinti maistą ir jį parinkti energetiškai kiekvienam tinkamą, taikyti tikslinės meditacijas bei taikyti akupresūrą, esant tam tikriems simptomams. Dar ne viskas. Dar palaukit. Pirma dovana. Visi kursų dalyviai gauna nemokamą 1 metų narystę Facebook grupiai Sveiki be vaistų. Šiaip jos kaina metam yra 50 eurų. Joje nagrinėjam konkrečius atvejus, remiantis tradicinę kinų mediciną. Tai yra praktika, kur patys kursų dalyviai komentuoja, rašo, tuomet mes padiskutuojam, galbūt kažką aš pridedu iš savo pusės, kad išsiaiškinti konkrečius kažkokius tai atvejus. Toliau yra gyvos konsultacijos kiekvieną ketvirtadienį, kaip ir minėjau, žmonės gali užduoti klausimus. Taip pat yra augantis bendraminčių ratas, tai yra labai svarbu būti kartu su tais, kurie domisi tą pačią temą. Antra dovana yra individuali programa, tai yra Maxi paketui, nes tai yra didžiulė, ta prasme, tai yra rimtas dokumentas, kur žmogus gauna programą, kuri apjungia tiek sveikatą, mitybą, gyvenimo būdą. Jos šiaip kaina vertė yra 50 eurų. Jūs ją gaunate nemokamai. Trečia dovana, tai yra praktiniai seminarai. Per visus kursus gaunate vieną praktinį seminarą, tai yra MIDI ir Maxi paketams. Jie gali vykti, bus Kaune, datos bus skelbiamos ir derinamos, arba Danijoje. Taip pat datos yra derinamos ir pranešamos iš anksto. Kas tuose seminaruose? Tai yra zonų terapijos praktinis užsiėmimas, kai visi išbandome ir parodau, kas tai yra zonų terapija praktiškai. Akupresūros taškai, taip pat diskusijos klausimai. Šiaip seminaro kaina yra 40 eurų, jūs įgaunate nemokamai. Dar ne viskas. Šiandien, kurie jūs norite tikrai dalyvauti šitose kursuose, ir užsiregistruojate per 48 valandas sumokate už šitus kursus, jūs gaunate iki 70% nuolaidą. Pasiūlymas tikrai vertas apmastyti. Taigi, ką jūs gaunate pilnai? Mini paketas gauna paskaitas ir užduotis, visą teorinę medžiagą, asmeninis coachingas 15 minučių, 1 metų abonementas Facebook grupėje Sveiki be vaistų, už 100 eurų. MIDI paketas gauna video paskaitas, žodžiu teoriją, gauna 1 valandos asmeninį coachingą, 1 metų narystę Facebook grupėje Sveiki be vaistų, bei praktinį seminarą. Kursų kaina yra 150 eurų. Ir Maxi paketas gauna visą teoriją, 2 valandas asmeninio coachingo, teminės meditacijas, 1 metų abonementą Facebook grupėje Sveiki be vaistų, individualią sveikatos programą bei praktinį seminarą Kaune arba Danijoje gauna už 200 eurų. Ar viliojantis pasiūlymas? Paskubėkit, jeigu suspėjate į tą traukinį per 48 valandas, jūs gaunate iki 70% nuolaidą. Tai tik tai galiu pakartoti dar kartą, kad tikrai, jeigu jūs norėsite, jeigu jūs tuom domėsitės, tai pritaikyti galėsite tikrai tradicinę kinų medicinos teoriją kasdieniam gyvenime, galėsite atpažinti ir susijęti emocijas, pasirinkti tinkamą maistą, suprasti kūno siunčiamus signalus, taikyti meditacijas, akupresūrą. Na, žodžiu, tikrai būsite rimtai pažengę į priekį su ta teorija, kurią jūs gausite, nes labai bus didelis dėmesys skiriamas į praktinę pusę. Nes kiekvienas modulis turi namų užduotis ir kai žmogus atlieka namų užduotį, gauna prieigą į antrą modulį. Todėl jūs turėsite kažką padaryti praktiškai savo šeimos nariams ar draugams, kad tikrai matytumėte, kad jums gaunasi, o jeigu nesigauna, tai jūs klausėte. Ir tikrai visą laiką randame bendrą kalbą. Toliau svarbu, kad jūs galite mokėti dalimis už kiekvieną modulį atskirai. Jeigu renkatės mini paketą, jūs galite už kiekvieną modulį mokėti po 30 eurų, sumokate 30 eurų už vieną modulį, praeinate jį ir gaunate prieigą, sumokate už antrą, gaunate prieigą į antrą modulį. Na, žodžiu, jūs galite mokėti dalimis, jeigu jums tai yra per daug viena suma iš karto.
Kursų dalyvių atsiliepimai. Vienas iš šių. Mergina rašo, labai sąžiningai kasdien išbandau zonų terapiją ant mamos pėdų. Šiek tiek papraktikuoju ir ant savo. Jau kai kurias zonas be popierių prisimenu. Man labai įdomu. Labai. Adelė rašo. Labai džiaugiuosi jos veiklumu, aktyvumu. Kitas kursų dalyvė rašo, tu tikra šaunuolė, labai smagu ir džiaugiuosi, kad galiu iš tavęs daug ko pasimokinti. Kitas atsiliepimas. Įsitraukiau į tavo projektą, nes pati jau daug metų domiuosi kinų mediciną ir jos dėka tam tikrų metų labai padėjau savo neįgaliam sūnui. Tu pirmoji apie tai vedanti paskaitas internetu lietuvių kalba ir man smagu sutikti bendraminčių. Jūratė. Tai jeigu jūs norite registruotis, šiandien galite tai padaryti. Aš jums įdėsiu nuorodas, kuriomis pagal modulio dydį jūs galite pasirinkti nuorodą ir registruojatės ir mes susitiksime tada kursuose. Tikrai labai džiaugiuosi, kad galiu dalintis tomis žiniomis, kurias aš turiu ir jeigu jūs to norite taip pat, tai galime susitikti kursuose ir bendrauti. Būkite laimingi, būkite sveiki. Džiaukitės gyvenimu, dėkokite už viską, ką jūs turite aplink save, nebijokite sustoti, pasidžiaugti tą nuostabę gamtą, yra be galo graži, dabar viskas žydi, kvepia, džiaukitės kiekvieną akimirką, nes niekas nežino, kas bus rytoj. Tai palaimintos jums savaitės ir iki pasimatymo.